Na, sveiki, broliukai ir sesutės. Šį kartą bus klausimai atsakymai. Žodžiu, kokie klausimai yra gauti ir kokius atsakymus tas mano antrininkas pateiks apie tą terariumo gyvenimą. Na ir žodžiu, vienas jau toks klausimas, kur gan senokai jau ten kabo, bet laukiau, kol susilinks keletą klausimų, tai todėl aš jo neatsakinėjau. Tai buvo toks, ar terariume bus atominis karas. Na ir kągi man papasakojo tas mano antrininkas apie tą terariumo atominį karą. Nu, jis iš pradžių, aišku, pasijuokė, žinoma, sako, nebus ten tam terariume jokio to atominio karo, nes nelabai kas ir ten to atominio ginklo turi. Nu, aišku, tas atominės ginklas ir egzistuoja, nes daug kas, aišku, ir abejoja, kad apskritai ar jisai yra. Jis egzistuoja, nes jeigu vien jau už to galima daryti išvadą, kad egzistuoja tos atominės elektrinės. Nu, jeigu egzistuoja atominės elektrinės, tai vadinasi, egzistuoja ir atominės ginklas, nes nu, ir Černobylis susprogo, ne? Nu, klausimas, kaip tas atominės ginklas, ar jį galima įdėti į tas raketas ar panašiai, tai dabar nesigilinsim, ar gali jisai ten kažkur skristi, nuskristi ir susprogdinti, bet esmė yra tokia, kad pačio to atominio karo tikrai nebus. Greičiausiai, sakykime, kai darys jau tą žodžių karą, mėsmalę, jiem yra geriausiai tai daryti tiesiog mėsmalę, kad žmonės automatais ten vienas kitą ten šaudo ir taip toliau, bet galbūt norint padaryti jau, sakykime, dar didesnį tą apokalipsėse, jie ir susprogdins ten vieną arba kitą kažkokią tai bombą, bet tai greičiausiai bus tai visai ne atominė bomba, o tiesiog kažkokia labai didelė bomba susprogdinta ir bus pasakyta, kad čia jau žodžiu susprogo atominė bomba. Nu, jau pačiu jau juodžiausių scenarijum, tai gal ir vieną kažkokią tai tikrą susprogdins, nes ką reiškia, kai susprogdina tą atominę bombą, tai reiškia, kad užkrečia tą nemažą teritoriją, sakykime, tais radio visokiom aktyviom ten medžiagom, nu ir aišku, keletą metų ten ta teritorija būna užkrėsta. Nu ir visiškai nedaug iš tikrųjų, čia kai pasako, kad ten 10 000 metų jau ten būna viskas užkrėsta ir taip toliau ir ten negali ten gyvybė egzistuoti, nu tai čia yra aišku melas, bet vis tiek užkrėsta, tai yra užkrėsta ir stengsis, aišku, ne to, kas stengsis, bet jie neplanuoja ten to labai jau atominio karo, nes dundukai dabar tokie patiklus, kad ten paims, pridės didelį gabalą, tai dės trotilo, susprogdins, kuris jau tikrai labai bus didžiulis, ten trenksmas ir sprogimas, ir pasakys, kad čia buvo atominė bomba, žiūrėkit, radiacija pakilo, praneš per melagienos priemonės, kad jau didžiulė yra radiacija, visi dundukai, aišku, prisigers ten to jodo, o kadangi yra dar ir jau prisikvepavę tų chemtrailų vadinamų aliuminio, nu tai tas jodas sureaguos tada su tuo aliuminiu ir visiems pasireikš, aišku, ta radiacijos liga. Nes jau ir iš senesnių tyrimų, žodžiu, čia vėlgi apie terariumą kalbu, terariume iš visų senesnių tyrimų jau ir tų liudininkų visokių pasakojimų, tai ir ta radiacinė liga, netgi tam Černobylį, tai sirgdavo tik tai tie visi, kurie ir gydėsi nuo tos radiacijos. Nu, gydėsi, aišku, jie visi jodo nuo radiacijos. Nu, tai va, tai duodavo jam ne tik tai jodą, bet duodavo dar ir su keletą piliulių ten, žodžiu, duodavo, vieną piliulę prisigeria metalų visokių, o su kitą piliulę prisigeria, žodžiu, to jodo. Nu ir kai pradeda vykti tą reakciją, tai ir gaunasi, kad tam organizme jau pradeda ten ir mėsos kristi, ir, ten, nu, ir žodžiu, žaizdas visokios susidaryti ir panašiai, ir pasidaro jau tada atsiranda ta spindulinė liga. Nu tai va, tai čia norėjau tiek trumpai papasakoti apie tą atominį karą, tai kad jau tokio masinio atominio karo tai tikrai nebus. Tai, bet čia jokių būdų nereiškia, kad jūs čia gali dabar jau ramytam, nu, tai yra jūsų tie antrininkai gali ramytam terariume gyventi, nes karas tai bus, tik tai jisai nebus atominis. Na, jeigu jisai būtų atominis, tai turbūt čia būtų visiems geriausia, nes nu, yra aišku tokia irgi vėlgi ten tam teorija tam terariume, kad žodžiu, jeigu jau sprogsta atominė bomba, tai sugenda visi ten tie elektronikos visokie prietaisai. Nu, čia aišku irgi yra tik tais teorija, būtent platinama tų šūdmokslininkių, o ar ten sugenda ar nesugenda, tai niekas iš tikrųjų nežino tam terariume, nes ten visai kitokie dėsniai iš tikrųjų yra negu pas mus ten planetoje Žemė. Tai va, tai čia pabaigsiu turbūt su atominė bomba tiek. Dabar kitas dar klausimas buvo, ar vyksta perėjimas iš 3D į 5D terariumą. Nu, aišku, kad pasiklausiu aš irgi to savo antrininko, jisai, žodžiu, pasikalbėjo ten irgi su jau labai ten šviesiai žmonėm jau tam terariume, ten dvasiškai labai pažengusiais ir panašiai. Nu ir, žodžiu, ką jisgi man papasakojo, tas, žodžiu, tas antrininkas iš terariumo, kaipgi ten pas juos tas perėjimas vyksta iš 3D į 5D. Nu ir jis papasakojo, kad iš tikrųjų tai tas terariumas tai niekur jisai nekeliauja, nei iš jokio, nei iš 3D, nei į 5D, jisai koks jisai yra, toks ir yra, kaip čia sakykim,
stacionarus, ane, ir nekintantis. Vat, ir toks tas yra tas terariumas. Ir niekas ten pas jį iš tikrųjų nesikeičia. Nėra jokių ten tų perėjimų iš 3D į 5D. Pas juos yra tik tai perėjimas iš 3D į nežinau kokį, į 0D, ne, arba, tiesiog, žodžiu, kai numiršti jau pereini į tą 0D, kur ir, sakykime, visos jau tos dimensijos į vieną susilieja, žodžiu, ir kažkokia, ar į begalybinį D, nežinau kaip jį pavadinti, žodžiu, ten, kur nėra laiko ir erdvės, į tokią, žodžiu, jau ten erdvę, kai pereini. Galim sakyti, kapatas yra perėjimas, ne, jeigu paprastai jau žmogiškai šnekant. Tai va, tai žodžiu, ir kaipgi ten vyksta su tuo perėjimu. Ir čia buvo prieš tai jau biškai pasakojęs apie tos rožinius akinius, tai ir visa ta teorija irgi čia prisideda prie tų rožinių akinių teorijos, tas perėjimas iš 3D į 5D, tai žodžiu, reikia ten irgi supti save tik tais gerom naujienom, žodžiu, gyventi vien gerom emocijom, ir, žodžiu, viską matyti aplink pasaulį, kad viskas labai gražu ir tada jau tu turi tikėti, kad, žodžiu, tu jau pereisi į tą 5D, čia, žodžiu, pagal Nevidono tą propagandą, ar kaip čia pavadinkim, pagal melą tą, kurį jis irgi platina jau tiem žmonėm, kurie pradeda ieškoti kažko tai tam terariume, kažkokių gilesnių galbūt prasmių gyvenimo ar panašiai. Tai va, tai žodžiu, kad jie ten labai neužsiieškotų, jiem uždeda tos rožinius akinius. Ir žmogus tada, aišku, jisai pradeda tikėti, kad jisai bus labai geras, tai čia, aišku, nieko blogo nėra būti labai geram, bet tiesiog pasinaudoja tada tokiais žmonėm, žodžiu, ir juos jau nuveda į kažkokį tai klystkelį ir jie būna nepasiruošę, sakykime, kažkokiam tai gyvenimo atvejam, o jie ne tai, kad gyvenimo atvejam, o Nevidonos pastam, jie būna nepasiruošę ir tada, aišku, baigėsi viskas kančia, sakykime, nes žmogus, kada nepasiruošęs, mažiausiai tai psichologinė kažkokia tai kančia, diskomfortais, o realiai tai dar ir netgi kūno, sakykime, kančia ir kūniškais skausmais ir panašiai. Tai va tokie ten tie perėjimai vyksta tam terariume, žodžiu. Pas mus girdėjau, aišku, planetoje Žemėje tai tikrai vyksta, ten ir tas Šumano rezonansas jisai kyla. O, pavyzdžiui, terariume, va tas mano antrininkas žiūrėjus tą Šumano rezonansą irgi keletą metų ten sekė, žodžiu, irgi domėjusiu, nes terariume irgi yra Šumano tas rezonansas. Tai nieko tas rezonansas, jis ten nekyla, žodžiu, jokie ten dažniai nekinta, o kaip tik tais pagal jo ten tą pastebėjimą, tai kad sustiprėja tik tais tie žemieji dažniai, žodžiu, sakyčiau, kad nekyla, o ten leidžiasi netgi tam terariume tie rezonansai Šumano visokie. Bet čia galbūt ne apie Šumano rezonansą mes norėjom pakalbėti, apie tą perėjimą iš 3D į 5D. Tai žodžiu, terariume kaip ten buvo tas 3D, taip ir liks tas 3D ir jokių ten perėjimų į 5D ar ten 8D nenumatoma. Ten terariume biškai kitaip veikia, žodžiu, jau siela, kai jinai baigia tą kelionę jau savo toj inkarnacijoj, tai paskui jinai gali jo pereiti į kitus pasaulius, sakykime, į 5D, ar ten 9, ar ten 12D, ar kažkokius tai kitokius pasaulius, bet jau toj pačioj terariumo jau, sakykime, teritorijai, tai nesikeičia ir čia pats terariumas būtent yra taip ir sukurtas, kad jisai yra būtent tas 3D, sakykime, o ne kažkokios tai kitokios ten dimensijos ar panašiai. Nes planeta Žemė, tai aišku, jinai ten yra, kaip sakykime, judantis daiktas, skrieja per kosmosą, jinai pereina į kitus, kaip sakykime, ten tos į kitas teritorijas, kur jau veikia kitokie dėsniai ir ten gali pereiti, aišku, ir tą 5D. O terariumas, kadangi jisai stovi, niekur neskrenda, tai jis ir užtat ir neperina. Tai žodžiu, apie tą perėjimą turbūt kiek jau galėjau, tiek išpasakojau, žodžiu, ir apskritai kokį klausimą, jeigu kažkokį niuansą praleidžiu ar užmirštu, tai jūs visą laiką galite papildomai dar paklausti. Aš ten pasiklausiu pas tą antrininką ir man, aišku, papasakos. Ir paskui kitas dar klausimas yra, ar terariumo gyventojai turi pasirinkimo laisvę, taip kaip Žemės gyventojai. Aš tai sakyčiau, kad irgi paklausiau to savo antrininko, tai žinoma, jisai sako, žinoma, kad visi terariumo gyventojai turi savo pasirinkimo laisvę, žodžiu, turi savo tą laisvą valią, tik tai kitas klausimas, ar kas nors į tą laisvą valią atsižvelgia, ar jau yra tas laisvos valios principas, kaip planeto Žemėje, kad niekas nėra daroma prie žmogaus laisvą valią, o terariume ne, ten iš tikrųjų tik tai pasaka tokia yra irgi kuriama Nevidono, kad jau prieš jūsų laisvą valią niekas nieko nedarys ir būkit ramų, žodžiu, sėdėkit, kaip sakant, žiūrėkit tą televizorių, žodžiu, ar ne televizorių, žodžiu, nesiimkit jokių priemonių, nieko negalvokit, nes prieš laisvą valią jūsų niekas jums nieko nedarys. O iš tikrųjų tai ne, terariume, žodžiu, ta laisva valia žinoma jinai yra ir žmonės turi ten tą pasirinkimą laisvę.
Bet Nevidono, sakykime, ta sistema, jinai į tą žmogaus valią nelabai atsižvelgia ir jai, kaip sakant, giliai nusižvilgti, jau kaip tik viską daro iš tikrųjų prieš tą žmogaus valią. Kitas dalykas, kad patogumo dėlį, aišku, jie nori, kad viską tie žmonės patys padarytų, ta prasme. Tai čia tiesiog, kad palengvinti, nes Nevidonui žymiai smagiau, kada žmonės patys ne prievartos kažkokios tai vedini padaro, o tiesiog savanoriškai, nueina savanoriškai ten nuodų prisileidžia, sakykime, arba ten kokius tarakonus pradeda valgyti, ar ten vaikus savo pradeda kastruoti, ne tai, kad ten kastruoti, bet yra jiem praplautos smegenis, kad čia keičia lytį vaikams, žodžiu, iš tikrųjų tai ten tiesiog įvykdoma cheminė kastracija ir kitaip sužalojamas kūnas, nes lyties pakeisti yra neįmanoma, jau kokį gavai iš savo sielos, kokį tą kūną savo pats buvai susiprogramavęs šiam gyvenime ir sutverėję, kokį gavai, tai tokį ir turi. Gali, tai aišku, ten pasidaro vyrai panašus į moteris, bet jie niekada netampa moterim. Moteris, aišku, pasidaro panašios į vyrus, bet niekada jos netampa vyrais. Tai tokiu būdu, žodžiu, neįmanoma pakeisti tuo savo lyties, iš vyro patapti moterim, o įmanoma, aišku, tik tai sužaloti tą kūną, subjauruoti, sakykime, sugadinti ir išsikastruoti, žodžiu, kad jau būtum tu jau lytiškai, kaip čia sakykime, nefunkcionalus, kad ką reiškia lytinis funkcionalumas. Tai lytinis funkcionalumas, kada tu gali pratęsti giminę, sakykime, ir prikviesti naujų tų sielų į terariumą, suteikti kitai sielai galimybę irgi patirti, sakykime, čia išmokti tam terariume kažkokias tai pamokas. Ir taip, žodžiu, atlieki ir vieną iš savo pareigų, vieną iš pagrindinių pareigų tam terariume, kad ir pamokinti tą naują sielą, sakykime, pertikti dar savo kažkokius tai patirtis ir panašiai. Apie tai, aišku, dabar čia nebepasakosim. Čia turbūt jau buvo, kaip čia dabar tas atsakymas į tą klausimą, ar turi ten žmonės tą savo laisvą valią ir turi pasirinkimą. Žinoma, turi savo pasirinkimą ir, aišku, tą pasirinkimą jie daro kiekvieną dieną, eidami pirkti parduotuvę, pavyzdžiui, kokius nors ten tarptautinių korporacijų prekes kažkokias pirkdami, tai jie, aišku, ir palaiko, vadinas, tas tarptautinės korporacijas. Tai tokiu būdu, tai kaip ir vyksta kiekvieną kartą tavo sprendimas, ką tu palaikai, ar tu palaikai bobutę, kuri augina, tarkim, kažkokias daržovės pas save ten suodė ar kažkur tai, ar tu palaikai jau kažkokią ten tą tarptautinę korporaciją, kuri, žodžiu, dar ir nuodų prideda ir taip toliau ir visai kaip ten nuodija ten tuos žmonės. Paskui, aišku, ir ten už tuos pinigus, ką uždirba ir daugiau dar kuria visokių dalykų. Bet, aišku, vėl čia nuvažiavau į dausą, žodžiu, ne apie tai dabar mes čia kalbėjome, tai tikiuosi, kad atsakiau aš šitos jau gautus klausimus, ir lauksiu kitų klausimų, nes visai įdomu, kokie ten tie klausimai, kas jiem rūpia apie tą terariumą, o aš visą laiką turiu galimybę pasiklausti pas savo antrininką, o jeigu jis nežino, tai aš ir pasakau, kad jis nelabai ten kažką žino, ar kokius ten bent jau gandus yra girdėjęs. O jeigu žino, tai ir tada pateikiu tuos atsakymus, ką jisai žino. Tai tikiuosi, kad tie atsakymai bus jums įdomus ir tinkami, sakykime. Manau, kad išsamiai atsakiau, o jeigu kažką ir sakau ir praleidau, tai visą laiką gali dar papildomai paklausti. Tai noriu, aišku, padėkoti, žinoma, visus tuos, kurie klausė. Dėkui tikrai už tos klausimus, jie tikrai yra įdomus, man ir pačiam yra įdomus tie klausimai. Ir pačiam įdomu su tuo savo antrininku pasikalbėti iš terariumo, ir tuo pačiu, aišku, pasidalinti ir su jomis. Tai tiek tų atsakymų ir iki kito karto.